Labas rytas. Labas rytas. Nu ką, šiandien pradėsim rimtus darbus. Tai vakar truputį lijo lietus, jo, bet ne tiek, kiek turėjo lyt. Tai vakar būtume jau galėję važiuoti iš pat ryto, sakykim, pasiruošti bent jau žemę sėjimui, bet labai nekenčiu tokių žmonių, kurie pažada, kad bus saliarka ir jos paskiau nėra. Nes mes savo išnaudojom visą, susitarėm, kad bus tona, jinai yra ir kai reikia nuvažiuoti ją pasimt, tiesiog nekelia ragelio, prapuolė. Tai susišaudėm iš kitur. Tai šiandien atveža sėklą, gavau žinutę, tai turbūt bus kaip ir praeitą kartą, apie pietus arba po pietų atveš. Arba išvis paskambis, kad rytoj atveš kaip visada. Nu ne kaip visada, bet dažniausiai būna taip su siuntiniais. Tai šiandien važiuosim dabar išsikratyti mėšlus. Nedaug ten bulvėm, tai ten 2-3 kratytuvai, gal daugiau. Bet viso lauko nežinau, ar kratysim, gal ir visą. Tai tada išvažiuosiu art, tėtis su senuku važiuos kultivuot. Žodžiu, pamatysit viską eigoj. Truputį anksčiau atsikeliu, nes linksma diena nusimato. Nėra čia daug tos dabar dirbamo žemės laisvos, tai kažkur apie hektaras 30, hektaras 20. Tai čia susitvarkyti, čia yra juokai, bet daug reikia padaryti. Ir mėšlus iškratyti, ir iškultivuoti, ir apart pasėt. Ką jau čia reikia kabintis mėšlakrate. Vakar atstačiau transporterį, nes buvo biškį susisukęs. Tai reikia užsikabinti, gal sutept grandines. Dėl 82 tų ratų susukimo, kad į vieną pusę daugiau, į kitą mažiau susisuka. Tai sakė, patarė žmogus bandyti išplatinti arba siaurinti ratus, tai greičiausiai pas mus reikėtų išplatinti ir čia perkelt per vieną skylę. Šičia kur yra. Tai čia gan yra siaurai iš tikrųjų. Tai gal ir variantas, bet nežinau, gal reikės pabandyti kada nors. Žodžiu, patikrinau tepalus, vandeniuko dapyliau, kamščių neužsukau faktas. Biškį tegu pašyla. Dar reikia saliarkus išpilti.
Kam kapšit skursis. Sunkiau. Senukas tai toks jausmas lyg būtų dabar 20 šilumos lauke, o šitas Turiu klausimą, iš kur tas lietus čia atsirado. Aфиgenai. Bus smagu jaučiu. Pažiūrim, ką programėlė rodo. Ja, nu čia nedaug. Iki 10 paskiau saulė. Nu gerai. Nieko neatsitiks. Ne taip dulkės žemė. Pi-pa-pa-para-pom. Mėšlas gerai perpuvęs. Mėšliukas tikrai gerai perpuvęs. Labai gerai. Gražiai išsikratys. Einam, pažiūrėsim, kaip krato. A gražia, negražia. Įdomu. Mėšliukas tai tikrai toksai purus. Neina po daug nepakabint. Nes jeigu pasikabini mažai, tai viskas išbyra pakėlus.
Matot, volas yra į viršų pakeltas. Kas dar nežinot. Gražiai labai iškratė. Fantastik. Čia šitoj pusėj bulvės vadinsis, bet ne visas jaučiu. Nes kiek sėklos nėra. Riebiai čia to mėšlo, taip riebiai. Bet gerai. Ką, gaila. Mėšlo tai yra, va, per akis. Rudenį buvom išvežę pilnai su kijočiu. Išvalė visą mėšlidę, nes betonavo dugną. Tai, skaityk, jau dabar jinai yra, nu dar pakrautume ten to mėšlo, bet jau jinai kaip ir pilnai yra. O dar yra pašiūrėse, tik 3 pašiūrės. Nu tai vienoj pašiūrė tai tenai priekaba, kitoj pašiūrė gal kokios 3-4. Ir kitoj pašiūrė irgi panašiai apie 4 priekabas turėtų būti mėšlo. Tai, nu koks. Dar plus, jeigu nuvalyt ten, kur buvo šeriami gyvuliai, vis tiek prisitašo, prisipeša to šieno po kojom, apšika, apmyža, sutrypia. Tai dar tenai bus, nu tai sakykim, šiais metais 100 tonų mėšliuko kažkur ir pagamino gyvuliai. Tai visai neblogai, iš tikrųjų. Bet tai, ką čia su to 100 tonų čia? 1,5 hektaro, jeigu nukratytume, tai gerai. Nu dar čia yra nesupuvusio. Dabar tą perpuvusi kratom. Paskiau rudenį jau turėtų gal tas būt papuvęs, kur rudenį suvertėm, suvežėm. Tai skaityk, metai laiko bus kaip pastovėjęs. Tai dar jeigu vasarą pamaišysim, tai jisai dar greičiau ir dar geriau supus. Tai bus liuks, bus trašaus. Plogą turiu ant galų iškart užsikabinęs. Šiek tiek ir svorio prideda galui, kad nekeltų ir nereikės vėl grįžti namo kabintis jo, iš karto galėsiu važiuoti. Art. Daryt raliau karvytis. Raliau. Ką, viskas. Kaip ir visą krūvitę išvežėm. Čia dar tuos sustumiu ant tos naujos krūvos ir važiuot pakrauti tenai dar buvo 3 kaušai.
kaip atrodo tą vėlieną visą, kai iškedena. Negerai to žolės, anksti apariau. Ir šiaip šiltas pavasaris, tai nėra ko norėtų. Papietavau, varau atsikabinsiu plūgą ir važiuosiu žmogui pakraut mėšlus į kratytuvą. Tai paskiau, nežinau, grįšiu, jeigu dar nebus atvežta sėkla, važiuosim bulvių sodyti. Parašė vakar žinutę, kad šiandien atveš, bet dar nieks neskambino. Tai nežinau. Bus matyti. Tai čia važiuoja su mūsų pačiu pirmu kratytuvu. Turėtų 4 tonių. Buvo per pusę pirktas. O paskiau nusipirkom patys 6 tonį. Ir visai neblogas daiktas. Ai toliai net neįsiu. Norėjau pažiūrėti, prisiminti kaip krato, bet nereikia. Skambino kurjeris, už pusvalandžio atveš sėklą. Tai nusivarau traktorių, biškį sėklą reikės persikrauti į kitą vietą. Ir atsivarysim paskiau sėlkai išsivalyti. Ir važiuosim sėti. Nu, to, kur šiandien apariau nepasėsim, bulvių nepasodinsim, tai bent jau tą 75 arus pasisėt. Ir bus tiek, o rytoj išvažiuojam į Vilnių, į ekskursiją į ūkį. Tai visą dieną skaityk nieko nedarysim. Dar biškį lietaus pranašauja, tai matysim, kaip čia bus. Kas gausis. Atėjus vakarui važiuoju sėt. Laukiam sėklos. Pagaliau sulaukėm. Tai važiuojam, prisipyliau. Atsistatėm normą 219. Rekomendavo sėti nuo 210 iki 230. Toks buvo intervalas, tai mes pasirinkom viduriuką, o 220 skaitykim, tai visai neblogai. Pabandymui pasėsim, rytoj truputį lietaus praneša, tai gal greičiau sudigs. Viskas gera. Normaliai. Labai gerai. Baigėsi saliarka. Ryte užsipyliau 20 litrų. Tai ką čia va mėšlus iškratėm, tą pemarų apariau, tam
kolegai pakroviau mėšlus. Ir viskas, ir čia padariau 4 pravažiavimus. Reik lauk dabar, kol atveš. Salerkytę. Pasižiūrim, kas liko. Kaip tik. Čia bus daugiau. Normaliai. Nu va. Šitas laukelis pabaigtas. Liuks, šiandien norėjau bent jau kažkiek, sakau, pasisėt. Kažkiek bent jau pasisėt, kad paskiau būtų galima sekančią dieną varyt bulves ir pabaigti tą galiuką pasisėtą avižų. Tai viskas labai good. Labai tiesiai, labai gražiai pasisėjo. Gražiai, čia tų žolių biškį yra. Tikėkimės, kad jos po lietaus nesudygs. Avižos galėtų greičiau jas užstelbt. Nors jau čia tokios jos nemažos yra, tai matysim, kaip čia bus. Visi važiuot namo, ruoštis rytoj į tą ekskursiją į Vilnių, į ūkį. Tai gal ką nors pafilmuosiu, nežinau, nes čia iš šitos dienos tai trumpas video, manau, gausis. Tai ir važiuojam namučių. Labas rytas. Labas džiukai. Nu ką, vakar pabuvom ekskursijoje, tai gavosi išeiginė. Vakar lyjo čia. Taip. Bent jau iki pietų tai tikrai papylė. O paskiau toks vėsus oras buvo. Bet normaliai, šiandien irgi nėra šilta. Tai bet vėjukas yra, saulutė yra. Kažkiek tos džiovos bus vis tiek. Tai važiuoju prasikultivuot ir tada važiuosim galimai į pasižiūrėti naujos žemės. Atvažiuos savininkas iš Klaipėdos, susitarsim, kažką nutarsim. Nu va, iškultivuota. Biški tokių grumstukų yra. Bet normaliai. Tenais, kur palei mišką, tai biški daugiau jų yra. Tenai toks molis labiau. Čia pačioj pradžiai juoda žemė grynai. 2 kartus įsikultivavo. Taip, tada taip. Nes tai bulvės sodinsis šitaip ir sėsis taip. Tai čia važiuojam toliau. Kai darai kaip paslaugą atlikinėjai, tai man visada faktas, visi nori kuo geriau, tai sako, kad yra kuo mažesnis plotas, bet aš apsivažiuoju su traktorium aplinkui lauką ir
Tiesiog telefone pasižymi vietas, kampus lauko ir žinai, koks tikslus plotas. Elementaru. Buvom nuvarę pažiūrėtos žemės. Nežinau. Viskas atrodė iš pat pradžių gerai, maloniai bendrauju ir dabar maloniai bendrauju, viskas tvarkoj, bet problema viena, kad tenais jau yra 4 hektarai pasėtų žieminių kviečių, beicuota veislė. Žmogus jau nusipurškęs, turi, taip supratau, nuo žolių, nes matos važiuota nesenai technologiniam vėžiam. Ir pieva, tai tenai krūmai, prasme, iš 2 hektarų ten normaliai nusipjausi, tai gal hektarą. Ir su to žmogus sutartim pasibaigė, tas žmogus neatsako į skambučius, bet lauką dirba, prižiūri, tai ką man, ką aš pasiėmęs tą lauką, mane įstumsiu ragus, susideklaruosiu, įstumsiu ragus žmogui ir kas tada pradės kariaut. Tai man nereikia nei pykčių, nei kažkokių tai nepasitenkinimų. Jau matos laukas gražiai išdirbtas, pasėtas, jau normaliai tie grūdai, tie kviečiai paaugę, pasistiebi į viršų ir dabar atimt ir nusikult savo, man atrodo, biškį būtų nelogiška. Bet kaip savininkai pasakojo, kad jisai ten šalia tos esamos pievos nelabai ir prižiūrėjo, nes ten eina laukas, tada toksai šlaitas ir palei upę, ten iki upės dar yra, eina ta pieva, tada miško kokia 50 metrų, ir tada upė. Tai tenai tos pievos nelabai prižiūrėjo, tai nežinau. Man važiuot šitokį, ne man važiuot, samdyti tenai vietoj kažką, kad kažkas dirbtų tą žemę, sakykim, jo, kaip ir apsimokėtų. Bet jeigu ir dar kas svarbiausia, nenori paversti tos dirbamos žemės, nenori paversti daugiametę pievą. Tai čia nesudėtingas procesas, kad ir pasėjai žolę, po 4 metų ją apari, pasėjai grūdus, po tų grūdų vėl žolę pasėjai 4 metam ir jinai nepavirstų daugiametę pievą, bet labai sunku tą įaiškinti žmogui, kuris nesupranta. Nežinau, ką daryti, kaip pasielgti. Tai pasiūliau variantą pasiskambyti dar tam žmogui, bandyti su juo susisiekti ir kad išsiaiškintų, kaip iš tikro viskas yra, ką jisai daro su ta žeme ir duoti žinoti, nes taip atimt, ką žinau, aš irgi nenorėčiau, kad iš mūsų taip kas nors atimtų, nors jau atėmė. Buvo tokių variantų. Tai nežinau, labai sunku. Rytoj truputį darbų yra kitoj vietoje, ne savo ūkį. Tada aš važiuosiu vienus darbus daryti, tėtis važiuos bulves sodint.
Tai nežinau dabar ar važiuot sėt, ar nevažiuot sėt, nes tenai dar bulvės yra nepasodintos. O kiek jų susisodins irgi nežinau. Nepabaigiau minties. Tai žodžiu, nežinom kiek ten tų bulvių pasisodys. O dabar man važiuot pasėt ir paskiau, jeigu reikės vėl dėl vienos driužės vėl važiuot sėt, o tai neapsimoka kabinėtis, tai tada tiek to šiandien nesėt, eit pievutę nusipjaut sode, nes baisi, toj karvės bus galima ganyt. Ir dar važiuosim apie 8 valandą. Tokį variantą visai neblogą turim užgaudę mašiną. Toks kaip Kadis. Citroen Berlingo, man atrodo, būtų darbinė mašina. Dabar yra 5 sėdimos vietos. Tai galima gale dar 200 ir pasidaryti tiesiog darbinę mašiną, kaip tik dizelis, nepamenu koks motoras, tik kažin kaip, nu, technikinė dar yra iki kitų metų 2 mėnesio, tai nepilni metai skaityk, bet gaila Passatą vaikyt po laukus ir su traktorium nepatogu važinėt pas tas karves, nesąmonė gaunasi. O čia jeigu eitų viską į vieną mašiną susikraut, tai būtų labai gerai. Tai žiūrėsim. Ir ką žinau, rytoj tada pasisodint bulves gal išeis savo. Labai šiandien visko daug informacijos. Kažkaip, kai suplaukia viskas į vieną vietą, tai žodžiu, nesąmonė. Sveiki gyvi! Nusipirkom 3 Belarusą. Važiuoja normaliai. Biškiai žmogus nuleido kainą. Bet kiek buvom dar dienos metu buvom nuvažiavę pažiūrėti porą variantų, tai su šitu šitas geresnis. Šita tiksliau. Krust per prievartą. Ne, šiaip normaliai rida, nežinau ar sukta, bet 208 000, 1.9 dizeliukas. Atrodo viskas gerai, biški duslintuvas barška, gal atlūžęs kažkur ar kas. Sėdenės atsilenkia gerai, daug vietos bus galima veršį vežt, nes su Passatu žinau, kad tikrai pirksim veršius ir su Passatu tikrai nebūčiau jų vežęs. Dabar turėsim darbinį arkliuką, tikėkimės laikys. Reikia tepalus pasikeisti, nes juodi. Ir greičio neviršit. Tai, ką žinau. Tai va, savininkas jau dabar buvęs. Matys šito video, tai linkėjimai. Šiaip visai nieko mašiniukas gal. Tik reikia dabar priprasti. Nuo Passato nulipus prie mechano. Biški defektas su sankabos pedalu. Jisai labai mažai nusimina, bet sankaba išmina normaliai. Tai, ką žinau, viskas gerai. Ežiukas. Traktorius grynas. O, į 5 передачą. Nu ką žinau, normaliai važiuoja. Šiaip
viskas gerai, vairas klauso, suvedimas geras, priekį LED baras yra, bet neveikia elektriniai langai. Nu, svarbiausia, kad gale vietos daug, tik tiek minusas, kad nėra kablio, tai jau prie kabėlės neprikabinsim, bet atsilenkė sėdenės, gale daug vietos, tai bus galima tenai įsidėti aparatus, betonus, viską, ko reikės. Tai tik tie gal nervins, kai reikės iškraustyti kiekvienu kartu, jeigu kažką norėsim vežti. Tai va bus darbinis arkliukas, po laukus palakstyti, detalių, jeigu reikės nuvažiuoti į miestą nusipirkti. Technikinė dar iki 02 mėnesio 26 metų. Tai ką žinau, atrodo gerai dar viskas. Rūdžių tai kaip tokių metų mašinai tikrai gerai, tikrai nėra, tiksliau, tikrai gerai. Tai ką žinau, čia kenčinas dega, bet sakė viskas tvarkoj, tipo, čia visada dega. Pamatysim eigoj. Per kalniukus minkštai važiuoja. Dėsim toj Passatui per šoną ir pamojuosim. Jo, ką, važiuojam namučių. Panelė viskas tvarkingai išvalyta, mašina prižiūrėta. Tai nelabai šiaip yra prie ko prikipti, tik tiek, kad priekiniuose ratuose tik tai po 3 varžtus, tai tas biškį juoką kelia, bet tai iš to juokasi, manau, bet